Na, tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir šiandien parodysiu savo darbus, ką aš nuveikiau per savaitę. Tai pasižiūrėjau dabar kryžiukais, tai nelabai jau daug ir ką nuveikiau. Tai visų pirma, rodau šitą darbą, tai čia tas mano gražusis katinas. Ir kiekgi aš jo išsiuvinėjau, tai pasižiūrėjau prieš tai esančią nuotrauką, tai nelabai kas matosi, nes yra didelis darbas. Bet jame aš išsiuvinėjau per šią savaitę 603 kryželius ir galiu pasidžiaugti, kad dabar aš jo turiu jau 10%, beveik su pusė 10,43%. Ir kągi aš siuvinėjau, tai truputį čia buvo skilučių keletą užpildžiau, čia va šitų va nebuvo kryžiukų violetiniai, tokie tamsiai violetiniai va šitie užsipildė. Tada čia truputį sumažėjo skilių. Irgi žalia spalva daugiau. Ir truputį čia, aišku, dar paauginau po kelias, nes kaip visada pasakoju, kad jeigu čia pasiuvinėjau, tai einu dar pasižiūrėti, kur dar yra, tai yra čia pasiuvinėjau ir čia pasiuvinėjau po truputį, kad nepalikti visiškai siūlo, nes čia yra grynos spalvos, nėra blendų. Ir aš kol kas apsieinu visiškai be jokios rušiuoklės. Paimu siūlą, išsiuvinėju visą, kiek atsikerpu ir einu toliau. Tai kol kas, ko gero, vienintelis darbas mano, kur neturiu visai siūlų jokių rušiuoklių. Viskas yra DMC siūlai, sudėti pas mane į dėžutės visi ir aš tiesiog iš tos dėžutės pasiimu siūlą ir jį siuvinėju ir viskas. Tai tai toks katinuko uodegytė po truputį ryškėja, bet labai lėtai. Ir va čia žiūrėkit, dabar šiandien filmuoju prieš langą, tai pažiūrėkit, kaip matosi priartinus kokios spalvos uodegoj. Tai va čia jau ta jo ryža ryškėja uodega. Ir čia yra tokie violetiniai, mėlyni atspalviai, čia žali kažkokie ateina. Ir tas bus toksai įdomiai uodegos perėjimas. Labai norisi tą uodegą pabaigti, bet kažkaip vis užsikabinu, nes, sakau, paimu vieną čia spalvą, kur yra, sakykime, skilutė, čia išsiuvinėju, kiek yra, ir tada žiūriu, kur dar yra. Ir taip po truputį darbas eina į priekį. Tai tiek su katinu pasiuvinėjau. Toliau, sekantis darbas buvo iškritęs, tai su ruletė, tiksliau, išsuko man, tai nykštukas. Tai tad palamdėt aš turėjau tuos apvalų lankelį naudojau. Tai nykštukas siuvinėjau štai šitą ir čia išsiuvinėjau 400 kryžiukų, tai čia buvo bingo užduotis, nepamenu dabar kokia. Bet tai pabaigiau eglutę pabaigiau siuvinėti ir pradėjau kepurytę. Po truputį nykštukas irgi auga. Kažkaip užsinorėjau kepurytę siuvinėti, o galėjau čia tą barzdą jo siuvinėti, bet kažkaip norėjau pabaigti eglutę ir kepurytę pradėti. O paskui barzdą gal visą kepurę išsiuvinėsiu ir tada barzdą pradėsiu, nežinau, kaip pagal nuotaiką. Tai čia kitas nykštukas yra, kur yra laiko meduolį žmogeliuką, o čia šitas nykštukas su eglute. Ir čia, kaip atsimenat, aš žadu daryti, čia palieku baltas skilutės, čia turėtų būti baltais siūlais, bet aš padarysiu čia karoliukais, kad labiau žibėtų. Toliau, kitas darbas turėjo būti Dimensions snaigės, kur aš turiu schemą tik tai. Matau, kad Dimension ten tos snaigės, jeigu atsimenat, bet susidūriau su tokia problemytė, kad neturiu 16 kaunto kanvos. Turiu tik tai 14 baltą, o ant 14 nenoriu siuvinėti, nes tada bus daug didesnė ta snaigė negu prieš tai išsiuvinėtos dvi. Tai dabar reikės nusipirkti 16 ir dar perėjau per visus rinkinius, ką aš turiu. Galvoju, gal ten rinkiniuose kokią galima išimti 16, bet kaip tyčia nėra ten tokios medžiagos, yra daugiausia 14 arba ne balta. O ant neaidos aš tos snaigės nenoriu siuvinėti, nes tą medžiagą laikau tiesiog tokiem darbam, kurie yra ne viskas išsisiuvinėja. Tai vietoj snaigės, atsimenat, aš dalyvauju paslaptingam projekte,
Tai yra LKS, Vervako daro slaptą projektą, kur kas savaitę mums duoda schemos dalytę kažkokią tai ir išsiuvinėt. Tai aš dabar jums tai parodyt norėčiau, biškį uždengsiu, kiek buvo ta knyga. Taip, knyga tokia buvo, čia jau šiandien backstitch'ų padariau, nes gavom schemą. Ir kai gavome tą schemą, palaukit, aš taip uždėsiu, kad gražiau atrodytų, čia labai susilamdė. Ir gavom antrą dalį schemos penktadienį ir aš pasidariau vėl sagą perrinkimą pasidariau. Nes iš popierinės, kažkaip jau atpratau siuvinėti, jeigu yra galimybė, ten nedaug tų kryžiukų labai greit pasidaro, kadangi gabaliukais, tai tą patį vakarą padariau ir pradėjau. Ir išsiuvinėjau, jau pabaigiau visą pabaigiau tą antrą dalį, kas buvo atsiųsta ir dabar jau lauksiu penktadienio. Tai štai kaip atrodo antra dalis. Tada man labai patinka. Tos gėlytės tokios labai tokios čia pienės pagal mane. Pagal viską lik ir pienės panašu, čia tos mėlynos gėlytės, bet jos tokios švelnios atrodo, ypač kai iš toliau padarai, žiūrėkit, efektas atsiranda. Tai tikrai tokios švelnios atrodo perėjimai, pukeliai kažkokie, nors iš tikro čia viskas yra kryželiu ir viskas 2 siūlais. Tai padariau šitą normą ir dabar jau lauksiu penktadienio ir žiūrėsim, kas toliau. Įdomu, kokią dalį dar duos. Arba čia duos užpildyti, nes čia kažkas gal bus pieva ar kažkas, nežinau. Gal čia klupi žmogus, gali būti klupi žmogus, o čia gali būti ranka, laiko knyga, nežinau. Visokių spėjimų galima sugalvoti, bet kai gausim trečią dalį, tai tada kažkas paaiškės. Tai ir aš vietoj snaigės pagalvojau, kad aš noriu šitą padaryti, nes labai rūpėjo šitas darbas. Ir dabar jau padariau ir dabar ramiai lauksiu penktadienio ir galėsiu eiti dabar sukti ruletę ir žiūrėti, kas iškrito. Tai tiek nedaug man darbelių gavosi, nes savaitgalį vėl buvau išvažiavus, tai už tai kažkaip pavasaris tas jaučiasi labai ir darbų tikrai sumažėja. Bet ką darysi, vis tiek į priekį po truputį keliaujam. O dabar einu, atsinešiu kompiuterį ir išsuksime ruletę ir pasižiūrėsim, ką dar duos ruletė, kokius darbus man išsuks. Tai štai mano ruletė, truputį padariau pakeitimą, vis dėlto pagalvojau, kad išimsiu dar antrą kartą dubliuotą katiną, dėl to, kad, kaip anąkart buvo, vis dėlto 2 kartus sukasi, nei šis, nei tas. Tai įdėjau, žinot ką, įdėjau kiaušinukus savo. Tuos velykinius kiaušinius, kur esu padariusi schemą, tai buvo tik vieni įdėti, dabar kitus įdėjau. Tai pasižiūrėsim. Ir daviau 300, palaukit, ką aš čia padariau, 300 kryželių. Tų kryželių aš nelabai laikausi vis dėlto. Kažkaip tai gal reikia padaryti 200. Taip. Gerai, pataisiau ir dabar einame sukti ruletę. Tai ką, sukam, žiūrim, kas bus. Labai jau pasiilgau čiurlionio. Kažkaip labai norisi man to čiurlionio. Ir žiūrim, ką išsuks, negi vėl katinas. Eina savo. Ruletė labai myli šitą gyvūną. Katinėlį, rainakėlį. Ką, reiks pasiuvinėti, tai ką dabar daryti? Taip yra. Toliau sukam, pažiūrim, ką išsuks antrą, tai ten buvo 6 darbas 600 kryželių ir dabar imsim elniuką, irgi 4 darbas 600 kryželių, visai neblogai, jisai smagiai siuvinėjasi, tai bus visai smagu. Ir žiūrim, kas dar trečias išsisuks, kasgi trečias išsisuks. Išsisuka nykštukas. Nykštukas. Tai gerai, irgi nedidelis darbukas. Tai dabar dar noriu paprašyti jūsų, kad pakomentuotumėt. Laukiu dar daugiau komentarų dėl darbo, kurį norėtumėt matyti, kad aš visą savaitę judinčiau. Tai kelios merginos parašė komentarus, bet norėčiau truputį daugiau. Tai dar šią savaitę aš to nedarysiu.
Tai laukiu dar kitą savaitę, kad pakomentuotumėt, ką norėtumėt iš šitų mano darbų pamatyti per savaitę. Ką dirbti savaitę laiko, ta prasme savaitė su vienu darbu, aš taip šnekėjau praeitą kartą, kad norėčiau turėti vieną savaitę ir tiesiog rodyti kiekvieną dieną, kaip man pavyksta pasiuvinėti. Tai prašau parašyti komentarę, sulaukiau, keli darbai jau pasižymėti, kiek kartų paminėti ir dabar lauksiu dar savaitę. Ir tada galima bus paįvairinimai ne tik tai sukti ruletę, nes tada ruletę sukčiau jum tik tai, o savo būtų darbas visą savaitę su vienu darbu. Na ką, tai viskas, einu siuvinėti. Ačiū, kad žiūrite. Spauskite laiką. Ir susitiksime jau po savaitėlės kitą antradienį. Iki.